Daugiau kaip 500 savo kraštą mylinčių lyderių keliaus po Lietuvą netrukus mototurizmo ralio renginyje. Kelionė bus ne šiaip sau per kultūros paveldo ir istorinius objektus. Dalyviai keliaus, susipažins, bendraus su vietos bendruomenėmis. Tos bendruomenės pasitiks juos, sutiks ir dalinsis savo gyvenimo patirtimi šiandieną, istoriją, kurią jie matė. Kadangi šie metai yra vietos bendruomenių metai, taip pat yra bibliotekų, knygų ir taip pat prezidento Kazio Griniaus metai, visi lankomi objektai, vietovės bus susietos su šiomis visuomenėje aktualiomis temomis. Jūs esate žmogus, kuris asmeniškai pažinojote prezidentą Kazį Grinių. Koks tai buvo žmogus iš to bendravimo jūsų? Žinoma, klausimas yra labai platus, bet stengiantis apibendrinti, aš galvoju, kad man buvo tokia gyvenime laimė, kad to žmogaus artumas buvo tas, kad prasidėjo net nuo pradžios mokyklos, jau šeimoje. Ir kas svarbiausiai, kad teko pereiti beveik kartu su jo šeima ilgą gyvenimo tarpą, net iki pat jo gyvenimo pabaigos. Jisai man padarė didelį įspūdį kaip žmogus, tikrosios Lietuvos atgimimo kūrėjas, žmogus, kuris artimai buvo draugavo su Vincu Kudirka. Tokių, žinoma, žmonių labai mažai yra belikę. Ir man jie įskiepė ne tik kad lietuvybės supratimą, patriotizmą, bet ir savotiškai nurodė kelius į ateitį. Ir jis man buvo idealas kaip žmogus, ne tik kaip prezidentas, bet ir žmogus, kuris visą savo gyvenimą buvo pašventęs Lietuvai. Ir jo šeimos tragedija pirmiausiai, kada bolševikai revoliucijos metu nužudė jo žmoną ir dukrą, sakant, jo nesulaikė, nesulaužė. Ir jisai savo idėjomis, aš galvoju, turbūt peraugo visos Lietuvos, tuometinės Lietuvos visuomenės sampratą. Jo liberalinis tik požiūris į laisvę, liberalizmą, žmonių bendravimą buvo tikrai peržengęs mūsų visuomenę. Ir už tai galbūt nebuvo tinkamai jos suprastas. Ir skaitau, kad jo, sakyčiau, išstūmimas iš Lietuvos visuomeninio gyvenimo, tas, kas įvyko 26 metų gruodžio mėnesį, turbūt yra viena iš skaudžiausių mūsų naujosios atkurtos Lietuvos žaizdų. Tačiau jo įnašas į Lietuvos atgimimą tikrai yra didelis ir aš tikrai esu laimingas, kad turėdamas progos jį iš savo gyvenime pažinti labai arti, labai artimai. Ir stengiuosi, reiškia, visuomet prisiminti, jis man savotiškas yra pavyzdys valstybininko, patrioto ir žmogaus, kuris tą Lietuvą be galo mylėjo. Paminėjot būtent tą periodą, tą dramatišką jo šeimos likimą, kada tikrai daugelis žmonių nusiviltų žmonėmis ir gyvenimu apskritai. Kaip manot, kas buvo ta stiprybė jame, kad jis toliau galėjo dirbti žmonėms, demokratijai ir nenusivylė? Aš manau, kad jo paties, reiškia, gyvenimas, jo pradžia, reiškia, leiskim, nuo pat baigimos, reiškia, Rusijoje, kaip sakant, mokslus ir jo paskui lietuvių tarpe bendravimas St. Petersburge ir tolimesnėse Rusijos vietose, būrantis į, kaip sakant, tą Laisvės sąjūdį, kuris 18 metais Lietuvą atvedė į vasario 16. Užgrūdino jį. Kaip sakant, jis tikėjo savo idealais, jis aiškiai matė tolimesnį Lietuvos viziją ir buvo tos veiklos, to atgimimo dalyvis. Esate kažkada minėjęs, skaičiau spaudoje jūsų pasisakymą apie tai, kad būtent tai buvo asmuo, kuris įkvėpė jūs jūsų kelyje. Galbūt prisimenat kažkokius žodžius įstrigusius arba ryškų momentą, kuris jūs taip suvirpino?
Aš galvoju, kad ne tik jo žodžiai, bet reiškia jau turbūt poelgis, kadangi mes su jo sūnum Liūtu Grinium kartu išaugom nuo pradžios mokyklos, gimnazijos ir net ir universitete, reiškia, studijose Jungtinėse Amerikos valstybėse. Bet mūsų bendravimas ir mano, sakyčiau, artimas ryšys buvo per rezistenciją nacių laikais, kada mes gimnazistai, 3 iš mūsų, be Liūto Griniaus, reiškia, buvo dar ir Gabrielius Žemkalnis, kurį Lietuvos žmonės irgi pažino kaip pasaulio lietuvių bendruomenės atstovą Lietuvoje. Panašiai, nutarėm gimnazistai nacių laikais įsijungti į rezistencinį judėjimą ir jaunimui pradėti leisti pogrindyje laikraštį, įsijungiant į pasipriešinimo eigą, skirtą vien tik tai jaunimui. Ir jį pavadinama Jaunime budėk. Ir štai Grinių bute, Aukštaičių gatvėje Kaune, mums bespausdinant su Liūtu visuomet jau paruoštą medžiagą naujo numerio išleidimo, atsidaro durys ir pasirodo prezidentas pats. Na, aišku, jam buvo iš pirmo žvilgsnio aišku, ką mes čia darom. Ir svarbiausia, jis pasižiūrėjęs į mus, nesako, kad čia baikit, ką jūs darot, pavojinga jums ar ką kitą, bet jis pasižiūrėjęs į mūsų abu, reiškia, pasakė, jūs žinot, ką jūs darot ir ko jūs rizikuojat. Aš jums tik tai sakau, pasisaugokit, o jūs atliekat savo pareigą. Man tie žodžiai skamba ir šiandieną, kadangi žmogus, kaip sakant, net bandė atkalbėti mus nuo to kito, bet dar mumise sutvirtino tą darbą, tą dvasią lietuvišką, kurio mes užsimojom net rezistencijos metais prieš nacius.